Juodupės komanda, tikrai stipresnė, mano akimis žiūrint, negu Rokiškio, kadangi iš tikrųjų ten yra pasipildžiusi šį sezoną komanda, yra iš Kaliningrado penketukas, vartininkas gana stiprus, Katulis, toks rimtas gynėjas, manau, bus tikrai nelengva. Minėjote komandos žaidėjus Juodupės iš Kaliningrado, o kokius dar lyderius išskirtumėte? Yra puolėjas, žinau, vietinis iš Juodupės Trukšnys, tikrai turi gerą metimą, sugebantis įvartį įmušti, ne vieną pelnė praeitą sezoną ir šiais metais rodo gerą rezultatą. Šiaip, daugiau kaip ir moka gerai žaisti, iš tikrųjų išnaudoja mažumą, tai mums reikėtų nedaryti pražangų prieš šią komandą, nes kiek teko matyti, kiek su jais žaidėme, tai tikrai reikia susikoncentruoti ir žaisti protingą žaidimą. Kokius dar be pražangų nedarimo aspektus išskirtume, kurie, kaip manote, būtų esminiai žaidžiant prieš Juodupę? Na, kaip jau minėjau, geras nusiteikimas. Šiuo metu mūsų komanda yra neblogai pasiruošusi, gerą stiprų tempą rodanti. Tikrai bus įdomi kova.